Labą dieną mokytoja, aš norėčiau jums šiandien pristatyti knygą Ronja plėšiko duktė, kurią parašė Astrida Lindgren. Ši knyga turi 255 puslapius ir dailininkas yra Ilon Wikland. Jis nupiešė įdomius, juokingus piešinius, pavyzdžiui, kaip ši skraidūnė. Man patinka ši skraidūnė, nes šis paukštis atrodo kaip keista būtybė su žmogaus veidu ir paukščio kūnu. Aš šią knygą išsirinkau, nes man patinka Astridos Lindgrens knygos, aš mėgstu jas skaityti. Man patinka irgi plėšikai ir jų gyvenimas. Ir tie piešinėliai man labai patinka. Jeigu aš perverčiau tą knygą, aš supratau, kad bus daug nuotykių su ties veikėjais. Pagrindinė veikėja yra Ronja, kuri gyvena vienoje plėšikų gaujoje. Yra iš tikrųjų 2 plėšikų gaujų. Yra vieno plėšiko vado dukra, o nuo kito plėšiko vado yra sūnus Birkas. Jie tampa draugai, tie vaikai, ir tuos nuotykius kartu sprendžia ir kartu pažiūri, kaip ten gyvenimas eina toliau. Burka, tas tėvas nuo Birkos, yra vienas iš mirtinių priešų nuo Ronjos tėvo. Ir jie visą laiką kovoja. Jie negali sužinoti Birkos ir Ronjos draugystė. Gale jų draugystė padaro tuos tėvus, kad jie irgi vėl galėtų kartu draugauti ir gerai gyventi. Man patinka labai Birka, nes jis yra drąsus ir draugiškas. Aš šią knygą, man labai ją patiko, aš rekomenduoju šią knygą toliau skaityti. Ir prašom, mokytoja. Ate.